sveiki, čia yra Candy Lovers. Ir šiandien pasmame naują video vlogą. Taigi šio video tema bus šiek tiek neįprasta, galim pasakyti. Aš manau, jo bus neįprasta tokia. Nes mes turime labai neįprastų svečių. Labai neįprastų svečių. Ir tie svečiai yra būgnai. Taigi šiame video mes paklausinėsime mūsų neįprastų svečių įdomių klausimų. Ir pasistengsime, kad jos atsakytų jos gerai. Pasistengsime, jo. Pasistengsime. Ir jie bus labai įdomus. Todėl likite su mumis ir žiūrėkite toliau. Nesurepetau. Taigi dabar mūsų draugės yra išėjusios. Ir mes filmuojame jų klausimus. Taip, jos nežino apie tai. Ir mes dabar nufilmuosime tos klausimus. Ir tada jos ateis. Mes jums pasakysime ir jos iš karto turės į juos atsakyti. Nebus antro kadro. Nebus. Taigi, pirmasis klausimas yra... Pirmas klausimas. Taigi, kaip jūs reaguotumėte, jeigu mes susirastumėme vaikinus? Taigi, atsakinėkite. Tai žiauriai keista. Mes daug klausinėtume. O, rimtai. Jo, aš pavydėčiau. Verčiau, kad tai kad ir taip pilna bakūrų turi ir tau dar reikia kažko. Aš vis tiek pavydėčiau, aš verčiau naktimis. Taip, žinai, I'm crying all night because my friend... Nu, duokime mūsų medai pasakyti. Aš tai stalkinčiau juos, nes man būtų įdomu, ką jie veikia gyvenime ir kad jie jūsų nenuskriaus, jie ką jų... Okay. Antras klausimas, galima sakyti, iššūkis. Taigi, parodijuokite mūsų video pradžią. Kaip mes sveikinamės? Pirmą video? Ne. Viso, ta prasme, kaip mes video pradžią. sveikinamės? Labas, čia Candy Lovers. Neteisingai. Toliau. Sveiki visi, čia Candy Lovers ir šiandien mes filmuojame savo naują video vlogą. Ha, praleidai vieną žodį. Toliau. Ką sakėte, aš žiūriu video? Ok, O, good. ačiū. Jūs visos lūzinat Jo. O teisingas atsakymas buvo. Taigi, sveiki, čia yra Candy Lovers. Ir šiandien pasmame naują video vlogą. Va taip reikia sakyti. Jūs praleidot taigi. Taigi trečias. Kaip jūs reagavote, kai sužinojote, kad mes turim YouTube kanalą? Jūs neseniai apie tai sužinojote. Jo, nes mes jums pasakėm tik, kai buvo 1000 subscriberių. Jo, tai jos neseniai sužinojote, dar jaučiu prisimenu. Tai jo. Seriukas, bet pamiršome paklausti šio klausimo, taip kad žiūrėkite toliau. Ketvirtas klausimas jums bus šioks toks iššūkis. Jo, bus sunkus, nes turbūt jūs nežinote, jūs turbūt nesidomite mumis. Juokauju. Gal. Taigi, kiek mes turime YouTube kanale video? 14, 15, 16. Liza, nau komentarų. 15. 15? Aš tai jeigu ką nežinau. Ne, 16. Ir teisingą atsakymą pasakė Meda ir Liza. Rimtai 16? Aš ką tik pažiūrėjau, buvo 15. Ne ką, bet aš ir žinojau, nes kažkada žiūrėjau, neseniai buvo 15 ir tokia dabar norėjau pasitikslinti, ten buvo 15 prieš. Aš pasakysiu 16, nes aš prisimenu, kad aš vakar žiūrėjau padėkos vlogą, tai buvo naujas. Nu tai aš maniau... Pasižiūrėkit padėkos vlogą. Jo, ten padėkos jų. Taigi, 5 klausimas. Taigi, kaip jūs reaguotumėte, jeigu mes ištrintume savo YouTube'ės kanalą? Nu, taip, atskėkite paprastais žodžiais. Žodžiais, kas man žinai. Aš manau, kad jūs džiaugtumėtės, bet pasakykit savo nuomonę. Aš, pavyzdžiui, jūs bandyčiau įtikinti, kad jums tai nereikia daryti. Visgi čia pusantro... O Liza iš viso nesupranta, apie ką čia yra esmė. Gerai, tai šiaip mano nuomonė yra ta, kad jeigu jūs ištrintumėte kanalą, aš eičiau žiūrėti kitus YouTuberius, tai yra tiesiog kanalas. Pats nuoširdžiausias atsakymas. Tiesiog nuoširdumas 3000. Liza iš viso žiūri kažkur ir nesupranta. Aš buvau sugalvojus protingą. Na, norėjau pasirodyti protingai. Jo, labai. Tiesiog tuoj. Tiesiog pasakyk. Tiesiog man norėtųsi, kad jūs toliau, būtumėt populiarėtumėt. Nes, būtų šaunu turėti tokias vlogeres, kurios ten apšė viršūnės. Čia, tipo, žinai, mes tave pakeltume. Taigi, thanks, panelės. Ir paskutinis, 6 klausimas. Jo, tai ką palinkėtumėte mūsų subscriberiams? Tai jums, kurie jūs dabar mus žiūrite. Jo. Kad jie toliau jūs suskambintų, laikintų ir žiūrėtų į video. Subscribe! Tu taip vėlai šneki. Žinokit, jūs pagalvosit, kad čia viskas surežisuota, nebijokit, jos dar nežinojo iš anksto. Šiandien žinojom. Jos buvo mūsų išvaręs į lauką, kad mes negirdam tų. Jo, mes taip sušalom. Gerai, tai... Gerai, jūs
irgi, kad jūs žiūrėtumėt ir toliau jų video, kad ir subscriberiams, tasme, kad motyvuotų jas ir žiūrėtų ir dėtų jiems temų, duotų jiems temų. Nes tai verta. Taip. Labai. Jas yra vertos. Ir Liza vėl. Filosofas, prašau. Tuoj. Padarom pertraukėlę. Mini vieną. Aš tikrai atsakysiu per 5 minutės. Jo, gerai, mes sulauksim tavo atsakymą. Reikėjo kažką palinkėti. Taip. Tai, bet ką palinkėk, vat jie tokie geri žmonės, kad... Jie geriausi yra. Mėgaukitės jų video. Labai ilgas ir šaunus atsakymas. Ne, tiesiog. Jau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Laikykit, subscribinkit ir komentuokite. Ir esame dar kartą be galo dėkingos net už 1500 subscriberių. Tai kažkas wow. Ir... Padėkos blogą kažkur matysite ten viršui. Jo, ir mes ten kalbam iš širdies, nuoširdžiai ir Būtent. negalvodamas. Būtent. Taigi jo, taigi ačiū labai mergaitės, taip. Jo. Taip, taip, Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki.